aplinkui citrinmedžiai. Mama galima ir citrinukę nusiskint. Va, vaizdelį, kurių mes laukiam pagaliau. Atėjo. Sveiki, sveiki. Mes vis dar prie Jėzaus statulos, tik jos šiuo metu nesimato. Susimokėjom 6 eurus už parkingą. Sėdam į automobilį ir važiuosim į Citrus į Rivierą pakrantę. Tiksliau, pirmiausia į viešbutį užšoksim, turbūt neprodysim, nes važiuosim kažkur tai aplankyti miestelį. Jau biški vakaras, už poros valandų gerų temsta. Tai norim suspėti vis tiek bent jau trumpai pasivaikščioti, kažką pamatyti. O gal ir planai visai keisis, negali žinot. Bet kol kas planas toks. Tai va, kas nežiūrėjot, kaip mes lipam vaizdingų maršrutų prie Jėzaus statulos, galite atsisukti praeitą video. O dabar tęsim kelionę toliau. Ir matom daug liūdnų veidų. Labai karšta. Važiuojam. Pasiekėm Diamantę, visgi persigalvom, važiavom ne į viešbutį, o sakom, kadangi jau probiški temsta, važiuojam dar mūsų vieną miestelį aplankysim. Tai Citrų Rivieros perlas, Diamantė paplūdimio toks miestelis, čia žmonės labai dabar kažką šventė visi. Manau, kad vėl kažkas susijęs su futbolu, turbūt kažką vėl laimėjo, ne futbolo vėliavos. Gali būt, bet vakar biškai ten žiūrėjau, ką jie ten pasiekė, tai panašu, kad prieš porą dienų jie čia tapo 4. kartą čempionais, man atrodo, taip prašė. Nu, Italijos. Ne pasaulio, bet Italijos. Va. Diamantė turi tokią gražią promenadą. Gaila truputį, kad tik tai saulė iš priekio, galbūt ne taip gražiai atrodo. Bet tokia ta promenada. Dabar jau yra po 7, tai turėtų jau temti už kokios valandos saulėlydis. Tai sakė, bus vakarinis pasivaikščiojimas po Diamantę. Ten va toliau matosi muralas, taip vadinasi, tie piešiniai ant namų. Prasidėjo 1981 metais. Ir nuo to laiko menininkai paišo čia visur miestelį. Tai turėtumėm pamatyti daugiau tokių piešinių. Jau kai važiavom, tai matėm visai nemažai. Turėtų būti apie 300 kažkur, plius minus. Tai visų tikrai neieškosim, bet tą, kas užklius mums už akių, pafilmuosim. Kiekvienas piešinys pasako istoriją. Tai gali būti nuo vietinių tradicijų, politinių įvairių ar poetinių temų. Pagrindinis Diamantė traukos objektas. Visi važiuoja pasižiūrėti. Tai mes irgi pamatėm. Taip pat Diamantė dar garsėja čili pipirais. Kiekvienais metais vyksta kažkokias ten fiestas, kur visi renkasi, turbūt bando rasti aštriausią čili pipirą, visokias maisto šventės ir taip toliau. Tai mes šiandien panašu nepataikėm. Jie šiaip tai pakankamai gyvas miestelis. Sakyčiau, kad yra veiksmo, bent jau vakare. Rinksimės ledus, šį kartą visi turbūt valgys. Radom, ko norėjom. Visi jau paragavo, žiauriai skanūs ledai. Tai 2 kaušiukai, 2 ir 1, iš viso kainavo 8 eurus. Gelato. Gelato. Vanilinių neturi, bet turi latės, ne? Ir tokia pat skonio kaip vanilinių. Nu, čia jie kitaip vadina jos. O pistacijų tai niekada nenumirė. Žiauriai. Taip pat kaip niekad nesakykit, kad norit kavos latte, ne? Taip, pieną. Nes vadinasi pienas. Taip, teisingai. Babė. Ar skanus ledai? Sakyk, bravissimo, gelato. Daug dar.
Paskanavom ledų. Magnetukas jau nupirktas, 2 euriukai su pipiru. Čili, kaip priklauso. Aišku, neragausime su pipiru, nebaisiai mėgstam. Tai dabar einam ieškoti tų piešinių ant sienos. Va, matosi. Visokie menai. Įvairūs pipiriukai. Turbūt, kai eisim į vidurį, bus daugiau. Bet šiaip gražus miestas. Visokios išpuošimai ir picų reklama. Va, yra ir neišlikusių už manęs. Arba kažkam labai nepatiko. Visur čia ant kiekvienos sienos kažkokie piešiniai. Galvau, reiktų pasižiūrėti pačią populiariausią šitą freską, ar kaip tai jinai vadinasi. Ne freskos, o muralai. Sudėtingas žodis, toks nestandartinis, tai reikia atsiminti kaip koralai, kaip muralai. Paskutinės saulės spinduliai. Kaip tai gražus miestelis. Gaila, kad tik tai vakarą užvažiavom. Planavom šiek tiek anksčiau, bet taip susidėliojo, kad ir taip vos suspėjom. Čia galima jau pagrindinė gatvelė tokia. Ne palei promenadą įdantį, jau toks senamiestukas. Nu ir kaip jums šitas miestelis apart šalčio? Mums šalta. Va, eik, pažiūrėk. Ką pažiūrėt? Piešiniai. Taip, daug piešinių čia yra. Daug. Čia ir parašyta, kada padarėm. Jo, kadangi yra visoka, tai mes čia ir nebeužsibūsim šitą miestelį. Praėjom, pamatėm, gražus miestelis, grįžinėsim gražią promenadą iki automobilio. Sunkiai pakankamai vietą buvo surasti, bent jau pagrindiniai gatvėje tai tikrai nėra nei vienos vietos. Kiek pravažiavom, bet ten pašoniai radom. Ir tikrai verta aplankyti, aš manau, gerų orų. Tikrai čia galima palandžioti tam gatvelėm, pažiūrėti freskų, kam įdomu, tokie dalykai. Kam neįdomu, tam neįdomu. Paplūdimių pagulėti čia aš nematau. Todėl, kad ten promenadai kažkaip tai uolėtas krantas toks. Dar kartą galim patikrinti, bet turbūt į paplūdimį reiks pavažiuoti arba bent jau paeit kažkur toliau. Konkrečiai čia pačia miestelį tai nelabai. Nu jo, vien tokie akmenys didžiuliai. Galbūt įlįsti ir įmanoma, bet jau reikia būti ekstremalių maudytojais. Veiksmo nemažai, nors dar tik tai gegužės pabaiga. Sezonas kaip ir neprasidėjo, dar nėra didelių karščių. Tai reiškia, kad kai karšta, tada dar daugiau. Nežinau, man asmeniškai tai tie visi muralai, nu, tie piešiniai, tai
nelabai, o pakrantę pasivaikščioti visai nieko, tik tai reiktų geresnio oro, truputį vėjuota. Gal dienos metu vėl visai kitas vaizdas, žinai? Moralai nepatinka, nu ne visiems moralai patinka. Bent jau tą žodį išgirdom tokį. Pirmą kartą. Galbūt kažkur išeis pritaikyti kada nors. Kokiai olimpiadai, kurioje nedalyvausim. Gerai, čia mes turbūt daugiau nieko ir nebeprifilmuosim, grįžtam į automobilį, važiuojam. Dar iki parduotuvės kažkokios didesnės paieškosim. Ir čekinintis į mūsų B&B. Turėtų būti basiniukas, tai ryte gal pavyks įlysti. Ir šiandien, jeigu dar kažką prifilmuosim, tai prifilmuosim. Jeigu ne, tiesiog kelsimės į kitą dieną. Likit prisijungę. Iki rytojaus. Arba šiandienos. Dar pilnam miestelio užbaigimui reikia šiek tiek apie pavadinimą pasakyti kažką. Diamante Grezzo itališkai reiškia neapdorotas deimantas. Tai vat būtent toks čia ir yra. Čia miestelio toks paminkliukas. Neapdorotas deimantas. Tiesiog iš akmenų paprastų padarytas. Šalia mielų palmyčių. Viską sukam prie automobilio. Ir važiuojam. Labas ankstyvas rytas, nes kaip visada 8 jau išeinam iš savo B&B. Sakom, reik pafilmuoti, vakar tai nebefilmavom vakarė, nes tamsu buvo, kol čia įsisukom. Gavom parkingą privatą. Labas rytas. Labas rytas, kai tik tai atvažiavom, tai nebuvo baisiai geros nuotaikos, nes kažkaip to trūko, bet viskas gerai susigulėjo. Aplinkui citrinmedžiai. Galima ir citrinukę nusiskint. Na, čia mūsų kambariukas su tokia mini terasėlė. Galima pačilint, nežinau kiek čia mes čilinsim. Papukas. Visi ruošiasi. Tai va, gavom tokią dvigulę lovą, kuri mums ne visai patiko, nes mažai negerai, nes gali iškristi. Tai kaip ir klausėm apie tą kot baby bed, tai sakė, jo, bus, bet kaip ir nėra. Dvigulė, spintelė. Nu, realiai viskas praktiškai ko reikia, šaldytuvas. Tik tai kažkaip galvom, kad bus virtuvėlė, bet jos nebuvo. Todėl išprašėm virdulio, kuris kol kas tik tai čia pasijungė. Nu, žodžiu, toks. Šiaip tvarkingai viskas gerai. Kaina nėra baisiai maža. Gavosi už 2 naktis 160. Galėtų būti virtuvėlė dar. Ir vienas dalykas. Norėjom, kad būtų basiniukas, gal kokį rytą įlysti. O čia toks vat basiniukas. Šeimininkas visiškai nekalba angliškai, nei vieną žodžią. Tai ten su vertėjais teko kažkaip tai kažką pasišnekėti. Tai jis ten apie baseiną kažką kalbėjo, kad atseit lyg tai ir yra, bet tenais kažkur labai negilus tas baseinas. Nu ir dar mums priklauso pusryčiai. Tai eisim to žiūrėti, kas ten mums priklauso. Nu, žodžiu, viskas remonte. Kaip čia už namuką atrodo. Vaizdai į laukus. Čia jaučiu ir gyvačių visokių galima rasti. Tuose laukuose driežų tai tikrai. Šiaip esam realiai kažkur niekur, nes čia toks labai mažiukas miestelis, kažkur tai pavažiavus 10 km nuo Diamante. Tai sakėm, papusryčiausim ir dar grįšim į tą Diamantę. Vis tiek baseiną neturim. O dar nebus sušylę, kad maudytis, tai pradžiai Diamantės pratęsimas, o tada jau likę miestelį. Tai va, bėgam pusryčiaut. Kad driežiukų yra, tai tikrai va, vienas jau laksta. Čia dar tokios pasisidėjimo erdvės, nežinau, kiek čia galima, kiek negalima, gal čia šeimininkų. Ir laukiam pusryčių. Daro kapučiną. Asmeninis stalas tik mums. Bando išpirkt kaltę, kodėl baseino nėra.
Tikšt. Nu, tokia. Viskas, kažką rasiu. Pasistatėm automobilį visai netoli. Vienas fainas dalykas, kad mes vakar pirkam bilietą 19:22 ir persikėlė šiandien dieną, bent jau pagal aprašymą iki 12:22. Tai matyt yra taip, kad yra nemokamas laikas kažkada vakarais ir mes kaip tik pataikėm, greičiausiai nuo kokio 8 iki 12, nes 2 valandom prasitęs prie tą pačią Diedoko. Einam tęsti Diamantę. Šiandien gal labiau patiks. Gal labiau patiks, nes šiandien daugiau saulės, mažiau vėjo. Visą laiką norą, žiūri, priklauso ir ta tokia aura mieste. Vakar sakėm, kad paplūdimių nėra, tai vat dabar pravažiavom visai netoli. Arba pešiam gal ir užtruktų paeit, bet galima. Gražus mylėti paplūdimiai. Tai manau, kad galima čia ir pasideginti, bet mes deginimuisi pasirinkom kitą miestelį. Bet reikės, Nes baldė kaip sūris. taip ir šiaip norisi. Saulė iš kitos pusės tai visai kitas vaizdas, promenados. Trumpai per ją prasieinam. Va ten pravažiavom, tai paplūdimys mylėtis visai neblogas. Galime ir nueiti praktiškai pėsčiom. Jeigu čia gyvensit ir norėsit pasimaudyti. Oras labai daug keičia. Dar šiek tiek Diamantės vaizdų. Pavadinimas lengva atsiminti, tai galima dažnai kartoti. Čia mes vakar įvažiavom per šitą kelią. Tai matėsi toks, kad ant skardžiai yra ir gražiai va visur išpiešta, kaip tik ant įvažiavimo į miestelį. Upokšnis teka ir bandysime šiek tiek lįst dar į vidų, nes matosi ten aukštai bažnytėlė. Galbūt jie trumpam įkišim nosį. Ten va, man atrodo, ta. Dar viena Muralų gatvelė su ūžesiu. Kažkas kažką remontuoja. Vaikas baisiai nori miego, jau zyzia, bet miegot nenori. Tvarkosi, šiaip miestelis tai tvarkosi. Gražėja, šiaip jau ir dabar gražus. Visur piešiniai. Čia gal net privaloma turėti piešinį, jeigu čia tai turi nuosavybę kažkokią. Gatvė tik siaurėja. Ar vežimas tilps? Kodėl ne? Ir šaltas alus nupieštas. Miestelis meno galerija. Visur piešiniai. Truputį greit painam ir čia, man atrodo, bažnyčia turėtų kažkur būti labai paslėpta. Pakankamai klaidus čia keliukai. Vežimui nežiauriai patogu.
Va, štai ir jį. Kad jau atėjom, reikia sekundį iššokti. Šventas vanduo bėga. Trumpa ekskursija. Užmetėm akį. Nu, gražu. Patinka. Dieną galima tikrai čia praleisti. Pasivaikščiot, stipriau panagrinėti miestelį. Kaip sako šuniukas? O katytė? Ne. O šuniukas? O karvė? Karvė. Sapeliukai, kad taip nežiūri. Tai prieš kamerą tai visada drovi, nesako nieko. O kai važiuojam čionais, tai miau, mūmų. Va, vaizdelį, kurių mes laukiam pagaliau. Atėjo. Smėliukas netoks ir smėliukiškas, toks tamsus. Puikiai panoraminė vietelė su paplūdimiu. Banguota jūra. Ten toliau matosi nedidelė Cirelo salelė. Ten dar matosi pačiam viršai grįvėsiai, nežinau ar video matosi, bet gyvai tai matosi. Ir visur nuostabus vaizdai aplink. Į tą salelę gali būti, kad galima nuplaukti kokiu nors laiveliu arba gal vandens dviračiu. Nors čia tokiai banguotai jūrai gal neturėtų būti vandens dviračių. Dabar jau panašu, kad beveik jau visą aplankėm Diamantę. Ką norėjom, bent jau ką buvom susižymėję. Nes vakar nesuspėjom. Į vakarą visi pavargė, tingėjom, nenorėjom. Sakėm, jungiam kitai dienai ir viskas normaliai. Bus ir vakaras, ir rytas Diamantei nufilmuotas. Jo, dabar jau net ir paveikslai čia gražesni. Žymiai gražesni, jau. Aš sakau, vakar tu ten išpeikė juos visus. Tik ką, vėjas pučia, tik aš. Bet 10 valandų dar ledainė nei viena nedirba. O kai kas jau nori ledų. Aš. Pas kepurė baltą nušveikė. Dabar bus juoda. Ką, vežam mažą ožiuką pasnausti. Tai tikimės, kad per tas 20 minučių gal pasieksim kitą miestelį pamiegos, nes jau baigė vežimė išprotėti, lipa. Nori eiti, bet eiti nesigauna, nes dažniausiai Nei tą pusę eina. Zabeliukai. navigacija O kaip sugedusi. bučki? Akis kokias užtins. Na, Viskas, miegos. taip, Gerai, sakome šiame video jau iki. Ir susitiksim skalėje. Skaliai. Bye bye. Priparkuotas automobilis reiškia, kad kažkur atvykom. Baisinis turgus. Pakeliui link Skalėjas. Ten va tiesiai kažkur reikėtų eiti ir būtų istorinis centras. Istorija Talavo bokštas
16 amžiaus, tai čia simbolis šitas kalėjas yra.